šiukšlių surinkimas, perdirbimas ilgą laiką buvo nesprendžiamas, bet dabar panašu, kad situacija gali pasikeisti teigiamą pusę. Yra sunku ir kalbėti, žiūrint į šitos šiukšlynus, bet čia yra problema ne šių laikų. Problema nuo seno yra. Čia aš dar prisimenu, studentas būdamas buvo, tai čia baisės vietos buvo, o dabar, kada prasidėjo statybos, prasidėjo grevimai. Gyventojai, kaip matot, gyvena tokiuose lašnynuose. Yra sandėliukų, kurie iš viso niekam nereikalingi. Ir jie, ko gero, nelabai irgi supranta tikros esmės. Nesupranta tikros esmės, kad reikia tvarkytis kaip ir visur. Tai jeigu matot šitą situaciją, tai čia negalima nepasakyti gerų konteinerių, nei nieko, nes viskas yra lauko tualetai Europos centre, yra konteineriai, kurie jau nusigyvenę. Ir čia administruoja šitą teritoriją Šnipiškių ūkis. Kiemsargiai, įsivaizduokit, turi visą šitą sutvarkyti, bet kur jį dėti? Gyventojai visgi irgi nėra sąžiningi, nes turėtų didžiasias atlikas ir patys vežti. Yra kur sandėliuojami, arba medžiai nukarpami, viską vien į šitą pusę, nemokamai veža. Galima nuvežti ir priema į sąvartynus, nemokamai. Bet jie, kam jam vežti, jie naktim neša sofas lovas. Iš tikrųjų, akivaizdu, kad problemų su šiukšlėmis Vilniuje ir visoje Lietuvoje yra labai daug, bet, kaip ir minėjau, yra vilties, kad situacija gali keistis ir kviečiu apie tai papasakoti poną Aurelijų Rusteiką, Topo grupės valdybos pirmininką. Iš tikrųjų, šiandien buvo toksai geras oras, kaip tik papuolė vasarą, gamta džiaugiasi, pas mus nuotaikos irgi geros, tačiau, aišku, žmogus pats gyvendamas ir kartu teršdamas savo aplinką kenkia ir savo, aišku, ir tikrai nesmagu matyti tokias vietas. Aišku, mes negalime prisidėti prie visai buitinių atliekų tvarkymo, tačiau galim prisidėti prie buitinių elektronikos atliekų surinkimo. Turbūt žinote, kad Lietuva, kaip ES šalis, yra įsipareigojusi surinkti ten iki 4 kg buitinės technikos atliekų vienam gyventojui. Tai kol kas yra sunkiai vykdoma. Mums dar nereikia taip elgtis kaip senosiam ES šalims. Ten kokia Vokietija, Danija, tai jie surenka net iki 10 kg buitinės technikos atliekų ir, kas svarbiausia, tai visas tas atliekas 100% perdirba. Iš jų daro naujus buitinės technikos prietaisus, naudoja keliams tiesti ir daug kur. Ir tai reiškia, kad visi kenksmingi elementai, toksiškos medžiagos nepakliūna į aplinką. Lietuvoje ta situacija kol kas yra labai bloga, nors deklaruojama, kad tos atliekos yra surenkamos, bet realiai tai mes kaip buitinės technikos atvežėjai mokame atlikti, perkame tas pažymas, kad kažkas už mūsų atliekas surinks. Tie, kurie tas pažymas išrašo, tipo kažkokiu tai būdu surenka, bet dažniausiai tai irgi išveža į trečiasias pasaulio šalis, ten į Kiniją ir dar kažkur tai, ir būk tai ten perdirba. Čia aišku, man tai mistika, bet gal taip ir yra. Iš tikrųjų, šitą aš tikrai negaliu pasakyti, kad taip yra. Bet realiai Lietuvoje perdirbimas iš viso, jisai toksai nelabai vyksta. Bet ką mes galime šiandienai padėti ir padaryti, tai iš tikrųjų mes galime padėti surinkti tas buitinės technikos atliekas, kad jos nesikauptų Lietuvoje patvoriuose, kiemuose, kad neterštų ten šaldytuvų freonas mūsų dirvožėme. Kiekviena ten skalbimo mašina, ta turi ten visokių elementų, ten kadmio, gyvsidabrio, viską ir tai iš tikrųjų patekus į aplinką labai užteršia dirvožėmį. Vienas dar būdas, kurį dabar mes nesnai pradėjome daryti, jau mūsų ta asociacija reiškiasi, tai mes prie buitinės technikos parduotuvių pastatėme konteinerius. Ten žmogus gali atvežti ir buitinę techniką, reiškia, priduoti nemokamai, palikti, ta prasme, nemokamai. Mes tą atliekas, reiškia, tada surenkame ir priduodame į perdirbimo įmonės. Viso Lietuvoje žmogus gali pasiskambinti tuo telefonu ir mes įsipareigojame atvažiuoti ir iš jo ir surinkti tą seną buitinę techniką nemokamai. Čia vienas toks svarbus dalykas. Ir bet kada žmogus gali pasiskambinę, susitaręs laiką, mes surinksime. Tai iš tikrųjų Vilniaus mieste jau, pažiūrėjau, vyksta. Mes esame išvežioję, išdalinę skelbimus davę ir jau šiuo metu esam surinkę apie 150 tonų atliekų. Tai iš tikrųjų nėra mažai. Tačiau mūsų planas yra surinkti toną šiemet. Mes taip tikimės. O viso Lietuvoje liktai reikėtų surinkti 13,5 tonas. Tai nėra iš tikrųjų didelis skaičiai, žinom, kiek naujų prietaisų žmonės perka. Tačiau mes, norėdami
paskatinti žmonės tai daryti iš tikrųjų aktyviai, tai mes keliame tokią akciją, kurią jau naudoja dabar daugelis Europos šalių, tik tai aišku, ten daro vyriausybės. Ten, pavyzdžiui, žinote, ten Vokietijai, Anglijai, jeigu tu priduodi seną automobilį, pavyzdžiui, virš 10 metų ir perki naują, tai valstybė kompensuoja tenais 2000 eurų, ar Anglijai, ten, man atrodo, 2000 svarų. Tai mes siūlome žmonėm, kad jeigu jie nori, pavyzdžiui, priduoti seną buitinį prietaisą, tai mes už jį galima sumokėti žmonėms. Pavyzdžiui, seną televizorių, jeigu jis priduos seną televizorių, mes jam sumokėsime 100 litų ir tai bus įskaičiuota, kai jisai pirks naują buitinį prietaisą, ta prasme, tai bus įskaičiuota nuo buitinio prietaiso kaina. Iš tikrųjų, kai mes rinkom informaciją apie šiukšlių rūšiavimą, toks buvo įdomus tyrimas atliktas vakaruose. Žodžiu, paaiškėjo, kad beždžionė šiukšlės rūšiuoti išmoksta per 3 valandas. Na, Lietuvoje dabar iš tikrųjų yra labai geros sąlygos šiukšlių rūšiavimui sudarytos. Tai aš tikiuosi, kad lietuviai taip pat išmoks ir mūsų miškai, pamiškės ir miestų centrai taps tikrai švaresni. Tai turbūt to galima tikėtis, ar ne, iš šitos akcijos.